Taip. Sveiki, mėly bičiuliai, aš esu specialusis korespondentas Gustavas iš Lietuvos televizijos laidos Gustavo enciklopedija. Smagu, kad jūs atėjote į savo biblioteką susitikti su manimi. Ir šiandien mes kalbėsime apie internetą, o svarbiausia, apie saugų elgesį internete. Tai va, kaip žinote, internete galima surasti daug įvairiausių įdomių dalykų, susipažinti su naujais draugais, galima prisisiųsti visokiausių žaidimų, pažaisti, taip pat rasti įvairiausios naudingos informacijos ir beje mes su profesoriumi Kalėdausku taip pat, kai rengiamės laidai, tai ieškom tos informacijos, pavyzdžiui, galime sužinoti, kiek ežys turi spyglių, ar ryklys dantų ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, tai va, o profesorius Kalėdauskas, labai atsargus žmogus, jisai išlydėdamas mane į kelionę, davė štai tokių saugos priemonių, kad aš saugiai jausčiaus internete, tik tai tiesą sakant nepaaiškino, kaip su šitais daiktais elgtis, net gesintuvą davė. Tai negi internete gali būti gaisras, tai nesuprantu, keistas dalykas. Tiek to, pradėkime laidą, nebegaiškime, matysime, kaip čia galėsime tais daiktais pasinaudoti. Taip, aš jums parodysiu vieną dalykėlį. Taip, aha. Minutėlę. Taip, kas čia darosi dabar? Niekas nevyksta. Juodas laukas čia. Juodas laukas įdėti. Kur? Tai užlūžo. Ką daryti, klausykit, gal iš tiesų čia reikia kažką gelbėti, jūs čia kažką blogo sugalvoja, klausykit. Kur gesintuvas, gal ten gaisras, taip. Režisieriau, greičiau kvieskite saugaus elgesio internete ekspertę, nes aš čia vienas nesusitvarkysiu. Man baisu. Gustavai, kas atsitiko? Inga, kažkas blogai. Nieko nenori rodyti, nieko, juodas laukas. Tuoj, palaukit, išsitraukit visas priemonės. Gal aš padėsiu čia taip. Kur galas? Pakvėpuokit. Inga, gal juokauju. Gustavai, viskas aišku. Kas aišku? Tavo kompiuterį ištiko virusai. Paprasčiausi virusai. Patys baisiausi virusai. Ai, tai štai koks dalykėlis, virusai, tai čia nepadės šitie dalykai. Čia profesorius Kalėdauskas man davė šalmą, liemenę, akinius, dar gesintuvą davė. Galvoju, kad čia gaisras bus. Tai aš suprantu, kad čia nieko, šitie dalykai visai nepadės. Aš galiu šį gaisrą užgesinti paprasčiausiais keliais pelės paspaudimais. Na štai, ir viskas, ir tavo kompiuteris vėl veikia. Bet man labai įdomu, Gustavai, kurgi tu naršiai prieš ruošdamasis laidai, kad tavo kompiuterį tiek virusų prisiveisė. Nenoriu apie tai kalbėti tiek to, bet ką jau gal ir pradėkime jau nuo to pirmojo to viruso, to pirmojo gaisro, kuris kaip tik atsirado mūsų studijoje čia, mūsų kompiuteryje. Aš noriu priminti mūsų žiūrovams, kad jie gali pateikti klausimus apie saugų elgesį internete. Tai padės jums padaryti jūsų bibliotekininkė. Tai tuos klausimus mes laidos pabaigoje atsakysime. O taip pat šioje laidoje bus ir daugiau svečių. Mes kalbinsime grupės Biplan narį Olegą, aktorių Ramūną Rudoką ir žurnalistą, dainų atlikėją, kūrėją Marijoną Mikutavičių. Tai jie pasidalins savo patirtimi, kaip saugiai reikia elgtis internete. Ir ko gero dabar pirmas pakalbės Biplan narys Olegas. Olegas, tiesa, ir kalbėsime būtent apie virusus. Apie virusus kalbėsime. Kaip jų išvengti, kaip jų saugotis. Taip. Biplan viena populiariausių Lietuvos lengvojo roko grupių iš Vilniaus. Olegas joje groja gitara. Muzikuoja vaikinas 16 metų. Su internetu, sako, draugaujantis 10-metį. Kasdien Olegas naršydamas internete prie kompiuterio praleidžia apie 2 valandas. Klausėme jo,
ar sėdėjimo prie kompiuterio neapkartina virusai. Tiesą pasakius, nesu nei kartą, nors turiu turėjęs virusų kompiuterį, bet sistemos prieš virusinės sugaudavo juos, todėl šiaip tai neturėjau, ne. Sakote, kad esate vis tiek jų turėjęs. Taip. O tai iš kur, ar naršydamas kažkokiuose svetainėse pasigavote ir siūsdamas mūsų? Ne, aš šiaip nenaršau abejotinos reputacijos svetainėse ir gal dėl to taip nesu sugavęs. Tiesiog kartais per flešiukų USB raktą tiesiog kažkas tai iš kažko pasiimdavau, neždavau į savo kompiuterį. O iš svetainių kažkokių tai nesu. Sakykite, kaip patartumėte kitiems elgtis, kad jų kompiuteriai neužsikrėstų įvairiais virusais? Tai vėlgi antivirusinės programos yra tam skirtos, aišku, legalios gal geriau būtų. Ir aš taip įsivaizduoju nesilankymas būtent kažkokiuose saituose prastos reputacijos. Nežinau, aš nesilankau, tai nežinau, kur gali būti. Nes ten, kur lankausi aš, tai nežinau, nebūna virusų. O kur jūs lankotės? Aš lankausi socialiniuose portaluose, žinių portaluose. Nežinau, apskritai visuose šiaip tai. Taigi, grįžtame į studiją. Gustavai. Taip, štai tokia Olego patirtis ir žmogus jau daug ką žino, bet aš tai taip nelabai daug ką išmanau, tai gal vis dėlto tu kaip ekspertė, saugaus interneto, elgesio internete ekspertė galėtum paaiškinti, kaipgi nuo tų niekadėjų virusų apsisaugoti. Be abejo, Gustavai, galiu paaiškinti. Iš tikrųjų, virusai ir įvairios kenkėjiškos programos yra be galo pavojingi, nes jie gali ne tik sugadinti mūsų kompiuterį, kaip atsitiko Gustavui, bet ir net pavogti mūsų asmeninę informaciją. Kokiegi būna tie kenkėjai, paklausė manęs Gustavai. Atsakysiu, jų būna visokių. Būna kirminai, kirminėliai. Kaip jis telpa į kompiuterį? Tada būna trojos arkliai. O tie ką daro? Trojos arkliai. Visą informaciją, tą, ką mes naršome internete, jie paskleidžia kitiems interneto lankytojams. Ir tada yra šnipai. Šnipai yra patys pavojingiausi, nes jie viską, ką mes darome, kad ir kur nueitume, jie sako savo kūrėjams, kurgi mes buvome, kurgi mes lankėmės. Ir jie yra tikrai pavojingi. Ir klausimas, Gustavai, dabar svarbiausia mums yra sužinoti, kaipgi apsisaugoti nuo šitų kenkėjiškų programų. Tai pirmas dalykas, ką reikėtų padaryti, tai turėti antivirusinę programą. Antivirusinė programa tikrai padės apsaugoti kompiuterį. Antra vertus, nelegalius žaidimus, muziką ir programas palikime kitiems, patys nesisiųskime jų. Galiausiai įtartini ir grandininiai laiškai. Jokių būdų nepersiuntinkime jų. Taip, nes aišku, supratau, tai čia minutėlę kaip tik gavau tą progą tokį vieną laiškelį. Man rašo, esu Nigerijos princas ir ieškau partnerių Lietuvoje. Atidarykite ir užpildykite anketą, parašykite savo sąskaitos numerį, adresą, vardą, pavardę ir pervesiu jūsų sąskaitą, jis taip sako. Kad perves į mano sąskaitą $2 milijonus. Tai, klausykit, man kaip tik reikia tų pinigėlių, tai man būtinai reikia atsakyti. Gustavai, nevalia taip daryti. Man reikia 2 milijonų. Tai yra milijonų. tie įtartinieji laiškai. Šis žmogus jums siunčia laišką vien norėdamas sužinoti jūsų asmeninę informaciją. O asmeninės informacijos internete skelbti jokių būdų nevalia. Ne tik tokiem įtartiniem laiškų siuntėjam, kurie ir laukia, kada galėtų pasinaudoti jūsų atsiųstą informaciją, bet ir tiem, su kuriais bendraujame, pavyzdžiui, internete. Asmeninė informacija yra, Gustavai, tik tavo asmeninė. Ir jos niekam sakyti nevalia, nei nepažįstamėm gatvėje. Ypač sąskaitos numerio, ko gero. Na, sąskaitos numerio, Gustavai, tikrai nevertėtų, o ypatingai, jeigu naudojasi elektroninė bankininkystė savo prisijungimo vardu į slaptažodžių, tikrai nevertėtų atiduoti. O aš jau buvau pasirengęs viską iškloti. Taip jau tų $2 milijonų užsimaniau. Na, tai supratau, taip. Vos neįkritau tą pačią balą, o kaip sakoma, į balą puolės sausas nekelsi, taip. Taip, taigi dar gal galėčiau kartelį priminti mūsų klausytojams, kad internete nei į grandininius laiškus, nei į įtartinus laiškus nevalia atsakinėti, taip jūs būsite kur kas saugesni ir jūsų asmeninė informacija taip pat bus saugesnė.
Nes aš jau kaip žinau, yra daug nukentėjusių, kai šitai pasielgia, paskleidė savo informaciją, dar davė savo sąskaitos bankininkystės visus tuos numerius ir visą kitą ir ne jiem nusintė pinigų, bet iš jų pavogė. Taip, be abejo. Norite, kad taip atsitiktų? Ne, nenorite. Taip, to jau aš skambinu profesoriui Kalėdauskui ir aš tiesiog nežinau, perspėsiu apie tų virusų pavojų tiesiog. Ir galbūt, nežinau, jam nusiųsti šitos daiktus visus, kuriuos jis man davė, ar palikti, ar jie padės jam? Tai iš tikrųjų visą Kalėdausko arsenalą gali drąsiai siūsti Kalėdauskui, nes ir šalmas padeda statybvietėje. Čia statybose nebent. Plėmenė padeda automobilyje, tačiau internete šitie daiktai visiškai nepadės. Aišku, taip viskas. Ir gesintuvas lygiai taip pat. Gesintuvas lygiai taip pat. Čia jeigu tik tai nebent miškas užsidegs, taip, arba jūsų medinis namelis, tai profesoriui labai dėkoju. Taip, labai viskas gerai, susitvarkysim, nebijok viskas. Taip. Na, klausykit dabar. Aš dar ką norėjau pasakyti, kad dar reikia skambinti Kalėdauskui ir kad kai jisai dabar ruošias kitoms laidoms, būtinai priminsiu, ką tu pasakai, kad reikia būtinai įsijungti antivirusinę programą. Taip, jeigu visiems, kas turi kompiuterius, iš karto rekomenduojama įsigyti ir įsijungti antivirusinę programą. Dar svarbu, Gustavai, niekada antivirusinės programos neišjungti. Net jeigu, pavyzdžiui, norisi kažką parsisiųsti tokio ypatingai įdomaus iš interneto, o antivirusinės programa sako, nevalia to daryti, tai geriau jau paklausykite antivirusinės programos. Alio, čia Gustavas, profesoriau, jūs supratote viską, ką reikia daryti? Taip? Va, matote, o jūs man užkrovite tiek daiktų čia temptis į studiją. Tai gerai, sugrįžęs viską išsiaiškinsiu, tiek to, dabar nėra kada čia kalbėti. O aš savo ruoštų pasinaudodama labai norėčiau perduoti gerbiamam profesoriui Kalėdauskui linkėjimus. Jis tikrai, žinau, stebimus iš kažkurios bibliotekos. Labai apsidairykite, mėlieji, ar tik tarp jūsų nėra profesoriaus Kalėdausko, nes tikrai žinom, kad būtent iš bibliotekų jis mums skambina. Na, šiaip apskritai yra dar daugiau įvairių pavojų internete, tai norėčiau, kad dabar pakalbėtų Ramūnas Rudokas. Na, apie tos pavojus, ypač apie tos pavojus, kai mes bendraujame. Taip, na, iš tiesų, tai labai didelį pavojai gali mūsų tykoti. Tai vad pasižiūrėsime, ką Ramūnas Rudokas puikiai prisimena laikus, kai nei kompiuterio, nei interneto jo gyvenime nebuvo. Geri laikai buvo, sako Ramūnas, ir šiandien, teigia, išgyventų be šio 21 amžiaus stebuklo. Ramūnai, ar dažnai tenka internete susidurti su situacija, kai turite pateikti apie save asmeninę informaciją, telefono numerį, adresą? Telefono numerio ir adreso, gyvenamosios vietos adreso tikrai nedažnai tenka pateikti ir ko gero absurdiška iš tikrųjų internete kažkam tai suteikti galimybę žinoti tavo telefono numerį arba gyvenamosios vietos adresą. Tam ir yra elektroninio pašto adresai, asmeniniai internetiniai adresai kažkokie, kuriais galima keistis, dalintis ir taip bendrauti su žmonėmis, ta prasme. Jūs galima rasti Facebook'e? Ne. Kodėl nesinaudojate? Aš kategoriškai prieš bet kokius socialinius puslapius internetinius. Aš buvau ten netyčia, įkalbėjo mane draugai pasidaryti savo reiškia, vietą ten įsigyti Facebook'e, bet po poros savaičių aš supratau, kas tai yra ir tiesiog manęs tikrai nevilioja socialiniai puslapiai, keitimasis tokia nuo visiškai absurdiškos iki labai intimios informacijos, ta prasme, tokios galimybės keistis tokią informaciją manęs tikrai nevilioja. Ir aš tikrai ten nebūsiu. Aš turiu Facebook'e, yra mano fanų klubas, kuriame žmonės keičiasi matyti informaciją apie mane, kažkokią tai nežinau, aš retai ten užeinu. Bet iš savo patirties gal tada galite dar pasidalinti, kaip manote, kokią informaciją apie save galima atskleisti internete ir kokios tikrai ne? Mano patarimas būtų visiems besinaudojantiems socialiniais puslapiais ypatingai. Atskleisti kuo mažiau tikros informacijos apie save. Žmonėms, kurie gali ją pasinaudoti, tai bus tikrai didelis žingsnis link to, kaip jūs valdyti. Tai yra, kuo daugiau jūs teisingos informacijos apie save pateiksite nepažįstamiems žmonėms, tuo lengviau jie galės pasinaudoti jūsų minusais, pliusais, jūsų gyvenimu, jūsų darbu ir taip toliau. Bet per karjerą, tarkim, yra jums kas nors
kažką parašė, ko jūs visai nenorėtumėte, ar skambinę, kai jūs visai nelaukėte ir nenorite šnekėti, tik dėl to, kad iš kažkur sužinojo jūsų asmeninius kontaktus? Matot, kadangi nedalyvauju socialinių puslapių varžytuvėse šitose, tai automatiškai ir negaunu tokių kažkokių, sakykime, grasinančių arba kažkokių, reiškia, tokių keistų pasiūlymų, pageidavimų. Bet elektroninį paštą turite? Taip, turiu ne vieną. Turiu ne vieną elektroninio pašto adresą ir net turiu savo puslapį, kuris dabar yra kuriamas ir turėsiu jį greitai jau pilnai sukurtą padaryti ir galėsiu ten bendrauti su žmonėmis, jeigu norėsiu to. Su savo gerbėjais, sakykime, su draugais ir taip toliau. Aš nesu gavęs kažkokių tokių labai nepageidaujamos informacijos, kadangi stengiuosi kuo mažiau dalyvauti šiame žaidime. Tai galbūt todėl tai mane ir apsaugo. Bet žinau 1000 žmonių, kurie tikrai gauna nepageidaujamos informacijos, kurios suranda pagal jų internetinius adresus, pagal jų informaciją Facebook'e. Juos suranda, jiems primiktinai siūlo savo paslaugas, primiktinai siūlo susitikti, susipažinti, draugauti. Ir tai, manau, kad tai slegia. Na, štai ir prašau, štai tokia Ramūno Rudoko nuomonė, kaip jūs manote, teisinga ar ne. Aš taip pat nemėgstu bendrauti internete, toks esu gana atsargus žmogus. Tai kaip tau, Inga, atrodo? Na, iš tiesų, dalis žmonių taip ir sako, kad norint, kad internetas nekeltų jokių pavojų, geriausia kompiuterį išmesti pro langą. Bet ar tikrai mes galime šiuolaikinėme pasaulyje tai padaryti? Galima. Gustavai, kaip tu galėtum savo laidai pasiruošti be interneto? Juk reikia įvairios informacijos, kurios mes gauname internete. Tai žinoma, nėra kalbos. Tai ašgi sakiau, tai yra tokių dalykų, kuriuos greičiau gali sužinoti internete. Bet žinokit, galėčiau ir be interneto pasiruošti, patikėkit manim. Na ką jūs, Gustavai, ką jūs? Iš tikrųjų, ką mes norėtume dabar pasakyti, tai kad bendraujant internete labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, su kuo bendraujame ir ką mes pasakome tiems žmonėms, su kuriais bendraujame. Ir ar būtina, pavyzdžiui, bendrauti internete, kai gali galbūt kitaip bendrauti, tiesiog susitikti galbūt turi galimybę. O ne taip, kaip pats sėdi prie vieno stalo, čia priešais vienas telefonas, čia kitas, o vienas žmogus kitam skambina ir pasako kokią frazę, sako, kam jūs čia skambinot, galėjote ir raštu parašyti. Na be abejo, taip. Na iš tiesų, jeigu mes pažįstame to žmonės, pavyzdžiui, su bendradarbiais, kolegomis, klasiokais, bet kokiais artimais žmonėmis mes galime iš tikrųjų ir susitikti realybėje ir su jais pabendrauti. Vis dėlto labai dažnai mes tiesiog pradedam bendrauti su tai žmonėm internete, kurių ne visai pažįstame ir galbūt pradedam netgi skelbti tokią informaciją apie save, kurią reikėtų pasilaikyti sau. Jie per daug klausinėja, mes per daug atsakom, arba atvirkščiai. Taip, na iš tiesų, jeigu mes, tarkim, žmogus nori susikurti savo profilį socialinėme tinkle, tarkime Facebook ar tame pačiame populiariame Pone LT. Tai aš kaip tik norėjau šito paklausti, ten profesorius Kalėdauskas norėjo, jis toks norą tokį turėjo, bet jisai toks senamadiškas žmogus, jisai visko bijo, kaip matote, kiek visokių atsargų keistų davė. Tai jisai norėjo savo tą susikurti vadinamąjį profilį, Facebooką, bet jis taip pat labai dėl šito bijojo ir manęs prašė įsiaiškinti. Paklausite ekspertės, kaip čia reikia būti, kaip elgtis. Taip. Na, iš tiesų, Facebook'e bendrauti nėra pavojinga, nors šiuo metu visi skalambė, kad tai yra be galo pavojinga. Ne, jokių būdų. Tačiau labai svarbu žinoti, kokios informacijos nevertėtų skelbti ir ką galima sakyti Facebook'e. Tarkime, jeigu mes registruojamės ir registracijos anketoje visų pirma mūsų klausia vardo pavardės, tai mes ir Facebook'e užsiregistruosime savo tikruoju vardu pavardę. Na, sakau Facebook'e, bet tai gali būti ir bet kokia kita interneto svetainė, kaip pavyzdžiui OneLT. Iš tiesų, visos tos anketos, kuriuose mūsų prašoma užpildyti ir pateikti ganėtinai asmenišką informaciją, mes tos informacijos tikrai nebūtinai turime pateikti tikros. Tarkim, jeigu prašo mano vardo pavardės, aš galiu pasakyti, kad mano vardas pavardė yra ne Inga Manelytė, o tarkim kokia nors Inga Rugiagelė. Ir tai visiškai nesutrikdys mano bendravimo su kitais žmonėmis, tačiau aš būsiu saugesnė vien dėl to, kad internete nebus tiek mano vardo ir pavardės. Antras dalykas, be abejo, dar svarbu įsiminti tai, kad
kuo daugiau asmeninės informacijos prašoma registracijos anketoje, tuo mažiau vertėtų jos pateikti. Na, iš tiesų, jeigu jūsų prašo nurodyti ir mokyklą, kurioje mokotės, ir adresą namų, ir telefono mobilaus numerį, na, iš tiesų šitos informacijos tikrai nevertėtų pateikti. Taip mes būsime tikrai saugesni. Antras dalykas, mes, pavyzdžiui, dabar užsiregistravom, tarkim, profesorius Kalėdauskas užsiregistravo Facebook'e. Dažnai žmonės pirmas dalykas, ką jie padaro, jie iškart pasiskelbė visą savo informaciją, parodo visą savo nuotraukas, vienu žodžiu papasakoja visą savo gyvenimą. To daryti iškart nederėtų. Visų pirma, reikia nustatyti tokius privatumo vadinamosius nustatymus, kurie mums padeda, kurie mums leidžia visą savo informaciją pasilaikyti savo ir pasakoti tik draugam, o ne visiems interneto vartotojams. Tai pavyzdžiui, čia matote lentelėje Facebooko tokį privatumo nustatymų lentelę ir iš tiesų rekomenduojame pasirinkti taip, kad jūsų informaciją matytų tik draugai. Tai visose punktuose tiesiog pažymėti tik draugam, tarkim, informacija apie mano šeimą, tik draugam. Be abejo, dabar iš karto labai norėčiau pasakyti, kad iki 12-13 metų vaikams tokiomis svetainėmis naudotis rekomenduojame tik su tėvų pagalba, tik padedant tėveliams, mamytėms, galbūt mokytojams, bet jokių būdų ne vieniems, nes jūs iš tikrųjų neturite dar pakankamai patirties ir nežinote, kaip saugiai tą daryti. Galbūt iš tikrųjų paskelbsite kažkokią informaciją, jinai pasirodys kelianti pavojų tiek jūsų saugumui, tiek jūsų namų saugumui. Tai va tą dalyką būtina pabrėžti Kalėdauskui, kad antrasis dalykas, užsiregistravus bendravimo svetainėse ar pradėjus bendrauti, yra nustatyti privatumo apribojimus taip, kad jie būtų matomi, kad visa informacija, kurią skelbi ir nuotraukos būtų matomos tik tavo draugams. Ar supratai, Gustavai? Kas? Ar girdi? Aiškino, tu net neklausai nieko. Čia truputėlį užsisvajau, čia Inga kalbėjo apie socialinius tinklus, tai aš kaip tik tai viename socialinėme tinkle viena nepažįstamoji taip suokia kaip lakštingala ir pasiūlė man ateiti pasimatyti, visi įsivaizduoja, aš pats jau pagalvojau, kad reikėtų nueiti į pasimatymą, duoti iki pasimatymą, jau seniai supratome, kad dviejų kelių nėra, iš karto atsakymėlį toj siunčiu. Gustavai, minutėlę. Atsakyti iš karto ir susitikti su nepažįstamais žmonėmis iš interneto jokių būdų nevalia. Bet jinai taip gražiai kalbėjo, tos eilėraščiais, ten dainomis, ten ruduo, Paryžiui šlapia, bulvaruose tamsu ir visa kita. Taip, Gustai, bet tu nežinai, ar tai iš tikrųjų yra žavi nepažįstamoji, ar nusikaltėlis besikėsinantis pavogti tavo, pavyzdžiui, piniginę. Arba netgi asmens dokumentus ir tapti pats Gustavu, pavogti tavo tapatybę. O vat jau šitą tai jau nebus. Vat Gustavas vienas yra, taip? Bet tai kaip aš galėčiau atskirti, suprasti, nes tas žmogus, kai apgavikas yra, tai jisai labai gudrus, visai gražiai suokia, kaip sakiau, kaip atskirti, ar jisai apgavikas ar ne. Na, iš tiesų patariama draugauti internete tik su tais žmonėmis, kuriuos mes iš tiesų pažįstame realybėje. Tai yra klasės draugai, nežinau, būrelio draugai, kolegos. Jeigu žmogus, kurio jūs nepažįstate realybėje ir net nesate girdėję tokio vardo pavardės, galbūt tai yra draugo draugas ir jūs kviečia draugauti, tai viena vertus saugiausia, aišku, būtų nesutikti draugauti, bet mes žinome, kad vaikai iš tiesų yra labai smalsus ir jiems visada labai maga viską išbandyti. Bet net jei ir sutikote draugauti ir pradedat susirašinėti su nepažįstamu žmogumi, jokių būdų nieko nepasakokite patys apie save. Tai tarkim, Gustavai, jeigu tavo nepažįstamoji naujoji draugė žino, kad pats tu esi Gustavas, tai kam jai reikia žinoti ir tavo vardą, ir pavardę, ir adresą namų. Šitą informaciją visiškai nereikalinga, juk jūs kalbate apie meną, filosofiją ir meilę. Ach, šitaip. Aš dabar supratau, kad jinai yra tikrai apgavikė. Aš dabar jai, kai parašysiu porą sakinių, aš jai tai parašysiu, kad jinai prisimins ilgai mane, jinai susirgs depresiją. Na, Gustavai, raminkis. Svarbu atsiminti, kad internete mes taip pat negalime rašyti blogų, įžeidžiamų žodžių. Juk kitame laido gale yra tikrai tik žmonės. Ir jeigu mes
juos žeminsime, niekinsime, na, jie gali ir pasiskūsti kam nors, Gustavai, ir tavo nepažįstamoji, paslaptingoji, galbūt nueis į policiją ir sakys, Jėzus, mane Gustavas persiekė. Aha, kaip provokatorė. atrodysi tu, Gustavai, Specialiai, matyt, prirašė specialiai, kad aš suprašiau, kad jin apgavikė ir tada, kad galėtų, kad aš čia tada būčiau įsižeidęs, jai parašyčiau, jin tada į policiją bėgti. Na, Gustavai, nusiramink. Gerai, ramiai. Iš tiesų, tu per daug gerai. Asmeniškai reaguoji. Na, internetas yra... O bet aš ir nelabai čia gaudausi šitose dalykuose. Tai aš jau atsiprašau. Nieko baisaus. Taigi mes tam ir ekspertę pasikvietam. Na, iš tiesų, nereikia jaudintis ir taip karštai reaguoti į internetinius draugus pažįstamus. Nes iš tikrųjų galima taip truputėlį... Taip, galima susilaukti ir nemalonumų, jeigu mes jiem kažką labai blogo... Nemalonumų savo galvoje taip pat galima susilaukti. Na gerai, kol aš čia nusiraminsiu, dabar kviečiu pasižiūrėti siužetą su Marijonu Mikutavičiumi. Pažiūrėsime, ką jis pasakys. Labą. Ole. Marijonas Mikutavičius. Kuria dainas, jas atlieka, vaidina, laisvalaikiu žaidžia futbolą, televizijoje veda laidas. Neoficialaus Lietuvos krepšinio himno 3 milijonai autorius. Sako, su kompiuteriu susipažino maždaug prieš 15 metų. Įsimylėjo ir nuo to laiko jis tapo neatsiejama jo dalis. Esate žinomas žmogus, ar dažnai tenka susidurti su informacija internete, kuri jūs įžeistų ar skaudintų? Ne, nes aš tos informacijos paprasčiausiai neskaitau. Aš jos vengiu ir dėl to mano gyvenimas tik tai geresnis. Ir aš nustojau ją skaityti pačiais pirmais kartais, kai supratau, kad tenai tarp gerų dalykų gali pasitaikyti ir blogų. Dėl to man jinai tiesiog neįdomi. Ta prasme, tu gyveni, tarsi tu negirdėtum apkalbų apie save ir tau taip gyventi kur kas lengviau. Bet kiek tu, pavyzdžiui, apie save internete, kokią informaciją ir kiek jos paskleidė? Yra ten galima sužinoti tavo namų adresą, telefoną? Ne, žinoma, ne. To nedarai internete. Pasakykim taip, sakysim, aš esu žinomas žmogus. Ir kai kas galvoja, kad aš esu viešas asmuo, bet čia dar gal teisinis klausimas, bet iš esmės tu elgiesi taip. Ir per tam tikrą laiką, kai tu esi žinomas žmogus, tu išmoksti filtruoti tai, ką tu darai. Ką tu sakai, ką tu kalbi, kaip tai gali būti panaudota prieš tave, ar kaip tai gali įskaudinti, pavyzdžiui, kitus žmonės ir taip toliau. Tai reikia suvokti kiekvienam žmogui, patekusiam į interneto erdvę ir tenai besidalinančią informaciją, kad interneto erdvėje jisai taip pat virsta viešas žmogus. Jisai ten natūraliai viešas ir jisai gali būti viešas tik tiek, kiek jisai nori toks būti. Ir visą laiką reikia atsiminti, kad tai, ką tu ten padarai, ar ką ten pasakai, ar kokį save pavaizduoji, visą laiką tai gali būti panaudota prieš tave ir gali būti, kad atsiras kokių nors pikdžiugų, kurie tai noriai padarys. Taip kad iš esmės, sakyčiau, vaikams taip, kad būdamas internete, būdamas tam tinkle, įsivaizduok, kiek esi žvaigždė ir būk atsargus. Tai yra, ne viską gali pasakot apie save ir ne visą informaciją skleisti, tai yra labai svarbu, nes tave gali tai įskaudinti tiesiog. Tau gali grįžti labai blogam pasiekmėm, taip kad geriau to nedaryk. O ką patartum jaunam žmogui, jeigu jį kažkas ten žemina ir žeidžia, kaip jis turėtų reaguoti? Aš nežinau, kokiu būdu, kaip žemina. Turbūt rašydami vieni kitiems vaikai gal visokiuose socialiniuose tinklamiuose. Aš nežinau, man visą laiką kiek keldavo klausimą žmonių nesugebėjimas atsirinkti tai, su kuo jie nori bendrauti. Jeigu mane kas nors žeidžia, aš su tuo nebendrauju. Jeigu kas mane skaudina, aš ištrinu iš draugų sąrašą. Tai yra taip pat kaip ir gyvenime. Juk jūs nebūnate su kokiu klasioku ar nežinau, ar draugu, kuris yra jums blogas. Jūs tiesiog su juo išsiskiriate ir ją vengiate. Tai tas pats internete, jeigu kas nors tai daro, tiesiog to neskaityk. Aš nežinau, ar yra priemonių su tuo kovoti, šiaip jau. Bent jau kol kas. Manau, kad į tai nereikia kreipti dėmesio. Šiaip gyvenimas, ta prasme, įrodyk, kad tu esi geresnis, negu jie apie tave rašo ir viskas. Taip, 1, 1, 2, 3, mėly bičiuliai, kaip jūs mus matote, kaip girdite,
gali būti gal šiek tiek nelabai geras ryšys, nes labai daug bibliotekų pasijungia prie mūsų. Taip, daugiau nei 1000 bibliotekų, iš tikrųjų praktiškai visos, kurios yra Lietuvoje. Tai jeigu jau tas ryšys nėra labai geras, tai jau atleiskite šį kartą, gerai? Na, o aš savo ruoštų norėčiau šiek tiek pakartoti tai, ką gerbiamas Marijonas Mikutavičius mums kalbėjo ir šiek tiek priminti, ką mes kalbėjome su Gustavu prieš tai ir tiesiog trumpai priminti pagrindinius atsargaus elgesio, atsargaus bendravimo internete patarimus. Štai netrukus jūsų ekranuose pamatysite skaidrę. Tai iš tikrųjų mes sakome taip įdomiam bendravimui ir keitimuisi pomėgiais. Be abejo, sakome netinkamoms nuotraukoms. Tai yra nuotraukoms iš vakarėlių, nuotraukoms, kuriuose jūs esate netinkamoje kažkokioje padėtyje, galbūt nelabai padorioms nuotraukoms. Neskelbkite tokių nuotraukų internete, savo Facebook'uose. Atminkite, kaip sakė Marijonas, visa internete pasirodanti informacija iš karto tampa vieša. Nesakome asmeniniai informacijai nepažįstamiem žmonėms. Tai yra nepažįstamiem žmonėms jokios asmeninės informacijos nesakome. Ir svarbiausia, ne susitikimams su nepažįstamais. Na, kaip Gustavas norėjo susitikti su nepažįstamąja, aš iš karto sakiau, ne Gustavai, tai yra neapdairu. Na, o jeigu labai kartais norisi susitikti ir tikrai žinote, kad galbūt tas draugas, yra tas tikrasis draugas, būtinai paprašykite, kad jūs į tokį susitikimą lydėtų tėvelis arba mama. Tai yra būtina jūsų pačių saugumui, tam, kad neatsitiktų jokių baisių nelaimių. Aš galiu tave palydėti į susitikimą su nepažįstamąja. Aš gal pasikviesiu profesorių Kalėdauską ir dar pusbrolių Žmogėdras iš savo laidos. Vat jie tai mane apsaugos tokiame susitikime. Taip, o ko gero, tai nepažįstamoji, jeigu aš parašyčiau, kad mane palydės senelis Žmogėdra ir jo anūkas, tai jau tikriausiai pati neateitų į tą susitikimą. Na, nereikėtų ir išgąsdinti kitų žmonių Žmogėdromis, bet svarbu jausti saugiausiai. O tai ką, jeigu neturi jokių blogų minčių, kodėl jai bijoti, tarkim, kad aš pasakysiu, kad aš ateinu su 2 savo draugais. Geriausiais. Tai gal jin gali tada ateiti ir su savo 2 draugiam arba apsauga savo. Pavyzdžiui, aš tiesiog pasakyčiau, kad tai apsauga. Žmogėdra galbūt taip ir susiras draugą. Gal Žmogėdra susiras, ne aš. Taip, apskritai noriu pasakyti taip, kad supratau, kad savo klaidą, kad kai norėjau tų negražių žodžių parašyti ar sugadinti nuotaiką tai, kad nepažįstamai, gal visai nėra blogas žmogus iš tiesų, gal man čia taip tik tai pasirodė. Iš tiesų mes, kai gatvėje vaikštome, tai juk mes elgiamės mandagiai su visais žmonėmis, kalbamės gražiai, ten prašau, atsiprašau ir visa kita, bet vis dėlto, jeigu taip atsitiktų, tarkim, aš čia norėjau, o atsitiktų taip, kad man čia pradėtų siūsti įvairiausius komentarus, negražius, visai mane šmeižti, pamasgas pilti, ką tada daryti? Tai būtų tikrai skaudu, tau ko gero, Gustavai, tačiau visada reikėtų atsiminti, kad internetas yra ne tik smagi pramoga, kur mes galime keistis pomėgiais, kur galime bendrauti, žaisti. Internete mus gali ir įskaudinti. Tai pavyzdžiui, elektroninės patyčios egzistuoja. Tai yra, kai elektroniniu būdu pasinaudodami internetu jūsų nedraugai skleidžia blogą informaciją apie jūs peikia, šmeižia. Taip pat galima lygiai taip pat nukentėti nuo tų virtualiųjų pažinčių, kai susipažinus su žmogumi internete susitinkame realybėje ir pasirodo jis visai netoks, kokio mes tikėjomės ir galbūt mus net nuskriaus. Tai iš tiesų, kalbant apie tai, kaip reaguoti, pavyzdžiui, Gustavai, kaip tu minėjai, į tai, kad kažkas sako negražius žodžius arba mums nepatinka kažkieno sakomi komentarai. Jeigu tai yra pavieniai atvejai, tarkim, jūsų, kažkas prie jūsų profilio socialinėje bendravimo erdvėje rašo nemalonius komentarus, mes iš tiesų galime tą žmogų tiesiog ignoruoti. Kaip sakant, kokiųgi kvailių nepasitaiko šiame gyvenime, tai duokime kelią tiem kvailiam. Ir nesakykime nieko. Jeigu tai yra pavieniai atvejai, iš tiesų, jeigu kas nors sako, tu čia negražiai atrodai šioje nuotraukoje, neverta galbūt aiškinti, kad iš tikrųjų gražiai atrodai arba kad tau ši nuotrauka patinka. Bet jei vis dėlto taip atsitinka, kad rašo nemalonius komentarus, tyčiasi, kelia vis dėlto tas, gal galima kažkaip užblokuoti visą tai? Taip, be abejo, galima užblokuoti tokį vartotoją ir štai jūs matote savo
ekranuose, kaip tą galima padaryti Facebook svetainėje. Iš tikrųjų, mes rodome vieną pagrindinį kadrą, tačiau čia reikėtų nueiti jums prie savo pasirinkto draugo, tai yra žmogus, kuris jūs, tarkim, kritikuoja arba rašo negražius komentarus apie jūs, spustelti ant to žmogaus profilio ir apačioje matote kairiajame stulpelyje yra galimybė arba nebedraugauti toliau su tuo žmogumi, arba, tarkim, netgi pranešti tam tikroms institucijoms apie jo elgesį, jeigu tai yra tikrai įžeidžiantis ir nemalonus tas elgesys, jeigu jis galbūt jūs žemina, menkina, tai tikrai drąsiai tą darykite ir svarbu nepasiduoti tokiem provokuotojam. Taip, tai vienu žodžiu, daug ką jau supratau, noriu pasakyti, kad mūsų laida jau beveik keliauja į pabaigą. Aš dar, Gustavai, neskubėčiau taip greitai į pabaigą. Neskubėčiau, nes iš tikrųjų mes dar neaptarėm labai svarbaus dalyko. Jeigu, pavyzdžiui, tarkim, tu susiduri su nemaloniu komentaru, jį gali ignoruoti, bet jeigu tų komentarų yra be galo daug, jeigu kas nors sukuria Facebook'e tam pačiam svetainę, Gustavo svetainė ir skleidžia, pavyzdžiui, blogą informaciją apie tave, rašo, tyčiojasi iš tavęs. Kągi daryti tokiu atveju? Ten gali būti ne tik vienas žmogus, kuris skirtingai pasirašo ir atseit čianai labai daug žmonių apie tave turi blogą nuomonę. Taip, iš tikrųjų taip. Ir ką daryti tokiu atveju, tai yra kur kas skaudesni atvejai negu tie tiesiog komentarai. Tai yra mus žeidžia, mus skaudina, kartais galbūt norėtųsi, nežinau, pasielgti netgi ne visai tinkamai. Bet tokie žmonės tiesiai akis susitikę, tai niekada nepasakys. Tačiau mes norim labai pabrėžti, kad su elektroninėmis patyčiomis tikrai galima kovoti ir su jomis yra visiškai legalios priemonės, kaip kam pranešti, kaip pranešti, ką daryti, kad pašalintų jūsų tą neigiamą informaciją apie jūs. Todėl mes kviečiame apie tai žiūrėti video reportažą, specialų video reportažą, kurį pamatysite štai už minutėlę savo televizijos ekranuose. Kamuolį pasiimk. Dėl bendramžių patyčių gali pasijusti atstumtas ir prislėgtas. Kartais būna taip liūdna, kad atrodo, jog geriau visai nebūti. Tačiau tai ne išeitis. Pats jausiesi geriau ir galėsi padėti draugams, jei žinosi, kaip apsiginti nuo patyčių. Internete taip pat gali susidurti su patyčiomis. Nemalonūs laiškai, šiurkštūs įžeidžiantis komentarai ar atvirkščiai atstumimas čia itin skaudus. Neskleidžiama informacija akimirksniu pasiekia daugybę vartotojų. Nuo jos sunkiau atsiriboti. Patyčių gali sumažėti, jei į pavienes erzinančias žinutes ar komentarus tiesiog neatsakinėsi. Pradžioje gali būti nelengva, tačiau įsitraukti į patyčias tikrai neverta. Išnaudok ir interneto galimybės. Daugelį bendravimo programų yra vartotojų blokavimo funkcija. Aktyvuok ją, kad išvengtum įžeidimų. Atsiriboti nuo nemalonių komentarų gali tiek Lietuvos, tiek užsienio tinklalapiuose. Štai, vos keli spragtelėjimai pele populiarioje vaizdų svetainėje YouTube ir skaitysi tik draugų komentarus. Kentėti vienam, tai yra pats sunkiausias dalykas ir kadangi patyčios tai visą laiką yra, kuomet stipresni naudoja prieš tave silpnesnį jėgą, tai apsiginti pačiam yra labai sudėtinga. Jei bendraudamas sulaukiai grasinimų sumušti, pasinaudoti tavimi ar trikdančių reikalavimų, nedelsk ir būtinai papasakok apie tai tėvams ar kitiems suaugusiems, kuriais pasitiki. Labai gerai yra kreiptis į tėvus. Sakyčiau, nemaža dalis vaikų patirdami patyčias nepasakoja tėvams ir kenčia vieni. Labai gerai yra kreiptis į mokyklos darbuotojus. Ir ar tai būtų auklėtojas, ar tai būtų direktorius, ar tai būtų psichologas, ar socialinis pedagogas. Jie gali padėti sustabdyti skriaudikus. Vienas iš būdų dėl užgaulios informacijos pašalinimo kreiptis į tinklalapio administraciją. Daugelį tinklalapių bendrą tvarką prižiūri administracija ir moderatoriai.
Jie stengiasi, kad nebūtų jokios įžeidžiančios informacijos, nepageidaujamų komentarų ir patyčių. Susisiekti su administracija labai lengva. Kaip pavyzdžiui, šiame tinklalapyje, kuriame yra mano anketa, yra patalpintas nepageidaujamas komentaras, kuris man labai nepatinka ir aš jį norėčiau panaikinti. Kaip aš elgiuosi, aš susirandu administracijos kontaktus ir matau, kad su jais galiu susisiekti keliais būdais. Tai būtent specialia forma patalpinta tinklalapyje, elektroniniu paštu, telefonu ir Skype programa. Panašiai, susisiekus su administratoriumi, nemalonaus turinio informaciją galima pašalinti ir iš užsienio tinklalapių. Jei jauti, kad dėl patyčių tau kyla pavojus, bet kuriame tinklalapyje gali visai panaikinti savo paskyrą ar pasikeisti slapyvardį. Jei patyčios nesiliauja ar virsta persekiojimu, reikia kreiptis į policiją. Iš tikrųjų, mes patarėme kiekvienam paaugliui aktyviai ginti savo galimai pažeistas teisės. Ir kreipimasis yra labai paprastas. Tiesiog pirmas būdas yra pakelimas telefono ragelio ir surinkti numerį 112, kuris yra nemokamas, ir informuoti policijos įstaigą apie pobūdį įžeidimų ar kitokio neleistino elgesio. Kitas būdas yra pasinaudojant šiuolaikiniam technologijom, tai yra elektroniniu paštu surinkti info@policija.lt, parašyti apie tai, kas vyksta jo atžvilgiu. Na ir trečias būdas yra kreiptis į nepilnamečių reikalų inspektorių, kuris yra aktyvus svečias kiekvienoje mokykloje. Taip, kad, manau, bent jau tais 3 keliais tas problemas galima pradėti spręsti. Jeigu patiri patyčias ir ieškai sprendimo, tai, tikrai galima paskambinti į vaikų liniją telefonu, nemokamu telefonu 800 111 11, kasdien nuo 11 iki 21 valandos darbuojamės ir taip pat mes teikiam pagalbą internetu. Galima rašyti anonimiškai apie savo rūpestį ir sulaukti atsakymo internetu. Internetas gali būti tavo draugas, jei ir pats elgsiesi draugiškai. Na štai, toks video reportažas labai pamokantis ir tikimės, kad jūs įsiminėt kažkokius svarbiausius dalykus. Ir dabar dar norėčiau priminti trumpai pagrindinius principus, kaipgi bendrauti internete viena vertus, o antra vertus, kaip kovoti su patyčiomis arba su tokia neigiama informacija, su kuria štai dabar susidūrėme. Taigi, pirmiausia, internete bendraudami arba susidūrę su patyčiomis, jeigu bendraujate ir susidūrite su patyčiomis, kovokite. Būtinai kovokite, nenuleiskite rankų. Antra vertus, labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip mes elgiamės patys. Galbūt mūsų skelbiama informacija gali tam tikrą prasme išprovokuoti patyčias, todėl neskelbkime netinkamų nuotraukų ir nerašykime netinkamų komentarų. Nesusigalvokime galbūt netinkamų slapyvardžių pačių savęs, kurie galbūt mus pačius žemins. Todėl šitiem 3 dalykams sakome ne. Netinkamos nuotraukos, netinkami komentarai ir kvaili slapyvardžiai. Pavyzdžiui, šeškas. Šeškas, taip. Bet čia gal ir nieko, aš nieko prieš šeškus. Ne, taip. Čia būna ir blogesnių. Taip, būna tiesiog pasitaiko žmonės, kad kurdami savo slapyvardį, tiesiog tą akimirką galvoja, kad bus visai smagu, o išeina visai kitaip. Todėl prieš bet ką skelbdami, tiesiog pagalvokite labai gerai, ar vertėtų tą daryti. Na ir mes gavome iš tikrųjų klausimų. Ir tos klausimus reikėtų atsakyti. Taip. Ir tada dar po to tos atsakymus dar bus paskelbta. Taip, iš tiesų mes neturime galimybės ir laiko atsakyti visus klausimus, Gustavai, nes juk pamokotoj baigsis. Pamokėlė jau į pabaigą jau rytas. Ir iš tiesų mes atsakysime tik į kelis klausimus, tačiau į visus pateiktus klausimus, kuriuos bus pateikę Gustavas ir aš kartu drauge, juos atsakysime ir pateiksime visą informaciją savo svetainėje, tai yra www.bibliotekospažangai.lt. Na, o dabar klausimai. Klausia mūsų, pavyzdžiui, kadagi atsirado internetas? Na, tai nesusijęs visiškai su saugiu, atsargiu elgesiu internete, bet galime pasakyti, Galima pasakyti. Na, Gustavai, spėk, kadagi internetas atsirado? 1136. Nepataikiai.
Nepataikiau. Šiek tiek matyti. Truputėlį pro šalį. Na, internetas iš tikrųjų nėra toks jau senas dalykas, kaip Gustavas galvotų. Jis atsirado prieš 15-20 metų ir, na, tiesiog tik pastaruoju dešimtmečiu jis taip išplito į visas mūsų gyvenimo sritis, kad, na, tiesiog negalime be jo išsiversti. Iš kur atsiranda virusai, klausi? Na, iš kur, Gustavai? Virusai tai daugiausia, kai nenusiplauni rankų ir eini valgyti, po to eini į tualetą ir išeini ir ten nenusiplauni rankų ir tada vis virusai, jie ir būna tokie tenai, kur nepanaudoja visokių cheminių priemonių ir jie ten gazdina, tada jie atsiranda. Ir vėl nepataikė, Gustavai. Na, iš tiesų, tai visiška teisybė, kalbant apie virusus, kurie puola žmonės ir kadangi siaučia gripo epidemija, tai labai patariama taip elgtis, kaip Gustavas rekomenduoja. Tačiau, kalbant apie virusus, kurie puola mūsų kompiuterius, mes visų pirma turėtume pagalvoti, kad virusas yra kaip ir kitos programos. Juos kažkas sukuria. Juos sukuria žmonės, vadinami programišiais, kurie savo kamputė tyliai susiprogramuoja ir siunčia. Nu, vat kodėl jie tai daro, yra daug priežasčių. Galbūt tai sportinis interesas, kad aš galiu štai nulaušiu, sabotuosiu visą pasaulį. Kenkti mėgsta. Kenkėjai. Ir tai iš tikrųjų, arba pavyzdžiui, netgi galbūt iššūkis jiems yra, ar sugebėsiu nulaužti tą ir tą programą, arba pavogti visų žmonių duomenis. Tai tiesiog yra tokie pat žmonės kaip ir mes. Arba jie galvoja, kad jų nepagaus niekas. Bet palaukite. Na, klausia mūsų taip pat, kokia antivirusinė programa yra geriausia. Iš tiesų, gerų programų yra daug. Tačiau reikėtų pasirinkti labiausiai tinkančią jūsų kompiuteriui ir jūsų galbūt naršymo poreikiam. Ir mes rekomenduotume nueiti į svetainę www.esaugumas.lt, kurioje galite rasti daug nemokamų antivirusinių programų. Dar kartą pakartoju, kad tai yra esaugumas.lt. Na, kaltina štai mus Gustavai, dabar susijaudinau, kad mes patys pratiname vaikus prie kompiuterių. Ar tiesa, Gustavai, ar pratiname mes vaikus prie kompiuterių? Ne, mes kaip tik nepratiname, bet kadangi jau tie kompiuteriai yra, sutikite su tuo, ir kad jie taip yra išplitę, jau aš tai žinau, ir dar va, kaip tu, Inga, pasakė, kad be kompiuterių dabar sunku apsieiti, tai tiesiog aš jums galiu palyginti su tokiu dalyku, kad yra vaistai, kurių reikia, tarkim, nuo kažkokios ligos gydytis, tai jų reikia naudoti, bet jų negalima naudoti daug. Suprantat, tai galima ir numirti nuo tų vaistų, sakykime, jeigu. Tai lygiai taip pat panašiai su tais kompiuteriais. Tas vaistas išgydo ir gali numarinti, ta prasme. Tai mes turime suvokti, čia nemažesni pavojai. Tai dėl to ir apie tai ir kalbame, ar ne? Taip, tiesa. Iš tikrųjų... Aš jau truputėlį susinervinau. Susijaudinat, na, Gustavai nereikia. Taip. Čia toks charakteris man. Taip. Na, aš matau, kad jūs kovojantis už teisybę esate. Na, iš tiesų, mes nepratiname vaikų būti tik prie kompiuterio, mes juos išmokome, kaip tą daryti, be abejo, jie ir patys išmoksta, mes jiems patarėme, mes kaip tik patarėme, kad reikia ne tik tuo met, kai būtina naudotis, apie tai mes ir kalbėjome galbūt. Taip, kai šalia yra suaugusieji ir jokių būdų ne ilgiau nei 1 valandą per parą. Kodėl? Nes todėl, kad užtenka to pakankamai, aš manau, ir tam, kad pramokti ir kad suprasti ir sužinoti, kas ten vyksta, o nepamirškime, kad pasaulyje yra kitų daug labai svarbių, įdomių dalykų. Tai yra mūsų draugai, su kuriais mes turėtume akis į akį bendrauti, matyti jų akis, šypsenas, galų galę sportuoti, spardyti kamuolį, krepšinį, tarkim, nežinau, eiti grybauti, keliauti, kuprinę užsidėjus, nakvynę prie ežero, birželio mėnesį, aš čia galiu nesustodamas vardinti, kiek tų dalykų galima daryti. Ir visą tai daryti su draugais, šalia vienas kito. Na, o internetą palikime tik tiem atvejam, kai neturime šalia draugų, kai norime kažką surasti, sužinoti, pasidomėti kažkokiam sritim. Pavyzdžiui, jeigu aš domiuosi fotografiją, na, tikrai įdomu internete panaršyti, pabendrauti su tuos pačius pomėgius turinčiais žmonėmis, ar ne? Na, tai žinoma, arba jeigu neturi galimybės, na, reikia žinutę nusiųsti būtinai, bet konkrečią, kad atsitiko tas ir tas, ar vienas ar kitas dalykas tiesiog ir nėra kitos galimybės galbūt. Taip, teisybė. Tai viskas gerai, kas su saiku, trumpai galima taip apibendrinti. Taip, ar dažnai pasitaiko tokių laiškų, klausia štai mūsų biblioteka, kuriuos atsidarius iš karto pavogiama informacija. Na, galėčiau pasakyti, kad
galbūt tokių laiškų ir pasitaiko, tačiau nerekomenduojama tiesiog atidarinėti tokių laiškų, kurie akivaizdžiai yra iš jums nepažįstamų žmonių. Pavyzdžiui, jeigu jums siunčia laišką, ateina laiškas į jūsų pašto dėžutę su kokia nors angliška arba prancūziška pavardė, o jūs neturite tokių draugų, tai tikrai nėra jūsų pažįstami ir neverta to atidarinėti. Tai tiesiog tokius laiškus trinkite lauk ir tikrai jūsų kompiuterius nepateks joks virusas. Labai paprasta. Dar klausia mūsų Gustavai, toks klausimas, negaliu net sakyti. Ar Gustavas tikrai nemoka naudotis internetu? Gustavai, pasakyk, patvirtink jam, kad tikrai moki naudotis. O čia iš kur jūs ištraukėt? Ką? Kas jums čia pasakė tą? Aš moku naudotis internetu. Tobulėti yra daug kur dar, daug. Taip, vietų spragų yra, sutinku. Taip, yra. Bet ką man reikia minimum, tą aš sugebu padaryti. Taip. Be abejo, o dabar Gustavas dar žino, kaip tą daryti saugiai ir atsargiai ir laikysis mūsų šitų patarimų. Tai aš ir sakau, aš pats atėjau už tai, kad yra ekspertė. Mes negalime žinoti visko. Tai tarkim, aš šioje srityje, tikrai ne visko daug nežinau, bet yra Inga ekspertė ir Inga ekspertė daug ką papasakojo ir aš jau net užsirašiau. Užsirašyk. Tai Gustavai dabar pasakyk, kągi atsimeni iš mūsų viso šitos laidos. Tokie pagrindiniai dalykai. Tai čia dar ne tik, kad dar ir prisiminti, dar šitą raštelį ir profesoriui Kalėdauskui nuvešiu, nes jisai gali būti, kad taip pat praleido pro ausis. Būtinai. Negalima viešinti asmeninės informacijos apie save. Kam šito reikia? Negalima skelbti save ir kitus žeminančių vaizdų ir informacijos. Čia jau visai tikrai būtų negerai. Reikia pasirūpinti, kad kompiuteryje veiktų veiksminga antivirusinė programa. Todėl, kad bus, kaip pradžioje laidos. Taip, o aš dar, Gustavai, norėčiau papildyti tavo šitos užrašus dar keliais patarimais. Tai registruojantis internete pateikime tik būtinus duomenis, tai yra nebūtinai savo tikrą vardą, pavardę ir asmeninę informaciją. Prie kompiuterio jokių būdų nepalikite ir niekada neišsaugokite savo prisijungimo vardų ir slaptažodžių. Jais gali pasinaudoti ir kiti žmonės. Neatidarinėkite įtartinų elektroninių laiškų. Ir svarbiausia, atsisakykite pasiūlymų iš nepažįstamų žmonių internete. O susidūrę su patyčiamis ar netinkamu turiniu, praneškite ir kovokite su jais, kaip mes jums patarėme. Pranešti kur? Mes jau šitaip man irgi prausis praslydo. Pranešti visų pirma tėvams, antra policijai, jeigu yra būtinybė ir jeigu tėvai sakys taip, tikrai tą darykite. Bet jau vyresni žmonės, tokie kaip aš, pavyzdžiui, tada galima jau galiu kreiptis į policiją ir sakyti, prašom pradėti tyrimą. Taip, matote? Jeigu koks niekadėjas sukurs tavo vardu, pavyzdžiui, kokią nors ir terrorizuos, nuolatos ir sistemingai. Tai aš manau, kad šita pamoka iš tikrųjų jau dabar beveik pasibaigė, tai aš manau, kad jau tikrai mes ją dar pasikartosime, bus naudinga visiems man ypač ir aš manau, kad visiems žiūrovams, kurie stebėjo dabar šitą laidą, jūs galite taip pat pasidalinti savo informaciją, savo žiniomis su seneliais ir tėvais galbūt, kurie taip pat naudojasi internetu. O aš dar, baigiantis pamokai, noriu pakviesti jūs visus į vasario mėnesį į bibliotekas ir ten taip pat vyks tokia viktorina protų kovas. Tai protų joms teisėjausiu aš, Gustavas, ir galėsite tuo metu išbandyti savo jėgas ir sužinoti, ar jūs tikrai žinote, kaip saugiai elgtis internete. Ir tai kviečiu jūs suburti komandas. Tai komandos turėtų būti minimum 2 žmonės, maksimum 8. Ir vasario 8, 15 ir 22 dienomis, 14:30 minučių, taip pat atvykti į savo biblioteką ir tarp jūsų komandų prasidės kovos. Išrinksime geriausią. Aš tiesiog būsiu kaip vedėjas, kaip teisėjas. Ir šiokių tokių net prizų bus, ar ne? Taip, bus tikrai įdomių ir vertingų prizų ir labai kviečiame visas komandas, visus, mažus ir didelius, dalyvauti. Tai vasario mėnesį. Vasario mėnesį 8, 15, 22 dienomis, 14:30 minučių. 3 kartus šį mėnesį. Gustavai,
Man atrodo skambutis. Oi, atsiprašau, Inga, visi atsiprašau, aš pamiršau vieną svarbų dalyką. Reikia ruoštis laidai, naujai laidai. Iki pasimatymų. Kalėdauskui paimk, Kalėdauskui. Na, jie tai pabėgo, bet mes tikrai dar kartą primenu, kad labai laukime jūsų jau kitą antradienį, praktiškai tuo pačiu metu, 14:30, bibliotekoje, kurio ir galbūt šiek tiek kitoks formatas bus viktorinos, protų kovos, kuriuose jūs galėsite su savo komanda susigrumti ir išsiaiškinti, kasgi Lietuvoje gudriausias. Na, o šiandien sakau visiems iki. Profesoriau, ir kam visos šitos apsaugos? Na, girdėjau, kad internete nesaugu. Tai tikrai nepadės. Internete reikia elgtis atsargiai. Kaip atsargiai? Sekundėlę. Kiekvieną vasario antradienį 15 val. Ateik į savo viešąją biblioteką, dalyvauk protų kovose, sužinok, kaip internete elgtis atsargiai ir laimėk smagių prizų. Dalyvaujančias bibliotekas rasi www.bibliotekospažangai.lt.